Mes jau dalyvaujame pirminiuose rinkimuose ir artėjame prie rinkimų dienos, o Izraelis ir kova su antisemitizmu yra mėtomi kaip politiniai kamuoliai. Respublikonai daro pažangą tarp Amerikos žydų, kurie tradiciškai palaikė demokratus. Tačiau ar šiemet prognozuojama mėlynoji banga nuslopins šį pagreitį? Pakalbėsime su Semu Markšteinu, Respublikonų žydų koalicijos nacionaliniu politiniu direktoriumi laidoje American View. Seme Markšteinai iš Respublikonų žydų koalicijos. Labai ačiū, kad skyrėte laiko prisijungti prie mūsų. Mes sparčiai judame per pirminius rinkimus ir artėjame prie rinkimų dienos. Tačiau politikoje, Izraelyje, kovoje su antisemitizmu ir Amerikos žydų bendruomenėje įvyko tiek daug pokyčių. Padėkite mums susidaryti bendrą vaizdą, kur mes dabar esame visame tame. Na, ačiū, kad pakvietėte mane šį rytą, Maikai. Taigi, norėdamas šiek tiek apibendrinti, prezidentas Trumpas 2024 metais gavo didžiausią nacionalinio žydų balsų dalį nuo prezidento Reigano laikų. Ir ypač jei pažvelgsime į 1992 metų rinkimų rezultatus, H.W. Bushas gavo tik 11% žydų balsų. Prezidentas Trumpas surinko beveik 40% žydų balsų. Ir tai, skaitant svarbiausias svyruojančias valstijas, kurios padėjo jam laimėti prezidento postą. Tokiose vietose kaip Nevada, Arizona, Džordžija, Mičiganas ir Pensilvanija, kur yra nemažos žydų bendruomenės. Daugelis jų, beveik dauguma, 2024 metais balsavo už prezidentą Trumpą. Mes matėme spartėjantį žydų bendruomenės atsitraukimą nuo demokratų partijos čia, JAV, ypač tose svarbiose svyruojančiose valstijose, rinkimų ciklas po ciklo. Ir mes tikimės, kad tai tęsis ir 2026 ir 2028 metais ir vėliau. Mes žiūrime į kai kurias pavardės, tokias kaip Abdulas El Sayedas iš Mičigano. Kiti nerimą keliantys veikėjai Mamdanio eroje, kaip dabar ją vadinsime. Turiu omenyje, kiek RJC yra susitelkusi į šios konkrečius kandidatus ir kiek dėmesio ji iš tikrųjų gali skirti, žinant, kad ištekliai visada yra riboti. Kur šiuo metu krypsta dėmesys? Na, tu taip pat nepaminėjai Grahamo Platnerio, pono su nacių tatuiruote iš Meino, bet tu teisus, šių radikalių komunistų, kaip aš juos vadinčiau, vis daugėja. Valstijose, nesvarbu ar tai būtų New Yorkas, kurie ką tik laimėjo daugybę pirminių rinkimų prieš kelis mėnesius, Naujasis Džersis kitoje upės pusėje, Pensilvanija su Krisu Rabu, Koloradas su Miladu Kirošu ir tu kaip pats sakėjai, Mičiganas, kuris yra pagrindinis politinės kovos laukas mums ir dėl daugumos senate. Čakas Šumeris negalės vėl tapti senato daugumos lyderiu, jei neišlaikys svarbiausios svyruojančios valstijos – Mičigano. O demokratai toje valstijoje mažiau nei dauguma, pabrėšiu, manau buvo apie 48% pasirinko Abdulą El Sayedą kaip savo kandidatą. Ir kad jūsų žiūrovams būtų aiškiau, tai žmogus, kuris sakė, cituoju, kad turi pareigą laikytis šariato iki pat mirties, jis pavadino žydų valstybės vyriausybę tokia pat bloga kaip Hamas. Jam buvo sunku pasakyti, kad Izraelis turi teisę egzistuoti kaip žydų valstybė. Ir man asmeniškai labiausiai nerimą keliantis dalykas iš visų šių yra tai, kad jis iš tikrųjų užjautė teroristą, kuris sunkvežimiu įvažiavo į žydų mokyklą, sinagogą, šventyklą Izraelyje, Detroito priemiestyje, bandydamas nužudyti kuo daugiau žmonių ir mokinių. O Abdulas El Sayedas apie tai pasakė: įskaudinti žmonės skaudina kitus. Taigi iš tikrųjų rabinas ten tai pavadino taip kaip yra, įžeidžiančiu. Detroito priemiesčių žydų bendruomenė gausiai balsavo už Hailey Stevens beveik 30% skirtumu, nors Oklando apygardoje ji laimėjo tik 5 ar 6 punktais. Taigi čia tikrai yra galimybė RJC, Rodžerso kampanijai ir mūsų sąjungininkams Mičigane pritraukti daugiau žydų rinkėjų, ne tik į respublikonų pusę ateities rinkimuose, bet ir užtikrinti pergalę Maikui Rodžersui šį lapkritį. Kaip mes čia atsidūrėme? Turiu omenyje, demokratai rodo pirštu į respublikonus, sakydami, kad jie nuklydo Izraelio klausimu. Respublikonai rodo pirštu į demokratus, sakydami, kad jie prarado kryptį beveik visais kitais klausimais. Ar mes tiesiog praradome vidurio poziciją? Ar jos jau nebėra? Aš taip nemanau. Manau, kad matėte, kaip respublikonai vėl ir vėl kongrese ir baltuosiuose rūmuose su prezidentu Donaldu Trumpu, kuris vėlgi yra labiausiai Izraelį palaikantis prezidentas JAV istorijoje. Respublikonai ir toliau tvirtai palaiko žydų valstybę.
Tai matėte vos prieš kelias savaitės, kai dabar jau pralaimėtojas Tomas Masis pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekta nutraukti pagalbą Izraeliui. Ir daugiau nei 100 atstovų rūmų demokratų balsavo už tai. Nei vienas respublikonas nebalsavo kartu su Tomu Masiu dėl to įstatymo projekto. Ir tai čia buvo nuosekli tendencija. Demokratai nuolat nusileidžia ir pataikauja savo partijos kraštutiniai kairiai anti-izraelietiškai bazai, o tai nepasiteisina nei kaip gera politika, nei kaip geri sprendimai. Todėl manau, kad tai didelė jų klaida. Manau, kad tai jiems kainuos vidutinių paprastų Amerikos rinkėjų balsus svarbiose svyruojančiose valstijose, nes jie tikrai tiki, kad Izraelio palaikymas yra Amerikos nacionalinio saugumo interesas. Galime apie tai pakalbėti plačiau, jei norite. Tačiau aš tikrai manau, kad demokratai daro didelę klaidą, nesvarbu, ar tai būtų Čakas Šumeris ar Hakimas Džefrisas. Nesvarbu, ar tai prasidėjo nuo Mamdanio Niujorke, jam pataikaujant ir jį lepinant, ar dabar telkiant pajėgas aplink Abdulą El Sajedą, manau, kad lapkritį jų laukia rimtas atpildas. Turiu omenyje, ar jūsų nuomonė tai tiesiog visiškas rinkimų situacijos nesupratimas? Juk jie kažkur gauna šias idėjas. Galima manyti, kad jie jas gauna iš savo rinkėjų. Ar jie gyvena Twitter burbule? Kaip jūs tai matote? Taip, manau, visų pirma, tas anti-Trumpo apsėdimas jiems visiškai susuko galvas. Manau, kad ir ką prezidentas bedarytų, jie vis tiek bus prieš, nors jis padarė daug gerų ir šaliai populiarių dalykų. Nuolatinis priešinimasis juos paliko politinėje dykumoje. Jie neturi baltųjų rūmų, jie neturi senato ir neturi atstovų rūmų. Ir tam yra priežastis. Todėl manau, kad nuolatinis priešinimasis viskam, ką daro Donaldas Trumpas, buvo kvailas. Ir jūs matėte to rezultatus per pastarąjį dešimtmetį. Kalbant apie tai, iš kur jie gauna šias idėjas, taip, manau, kad daugelį tokių vietų, pavyzdžiui, Mičigane, Demokratų partija yra labai silpna. Jie tarsi popierinis tigras. Jie labai remiasi konsultantų sluoksniu. Jie pernelyg vadovaujasi apklausomis, užuot rodę tikrą lyderystę. Ko rinkėjai iš tikrųjų nori? Maikas, šioje šalyje žmonės nori lyderių, kurie stovėtų už tiesą ir teisingumą. Ir kartais pasakytų rinkėjams nemalonę tiesą. Ir kartais tai nėra tai, ką jie nori girdėti. Bet būtent tai ir yra lyderystė. Tai stuburo turėjimas ir teisingo kelio rodymas žmonėms, o ne nuolatinis pasidavimas miniai ar garsiausiems kraštutiniams balsams, ką dabar ir matote darant demokratus. Ir respublikonai šias pamokas priėmė labai rimtai. Mes aktyviai priešinamės kraštutiniams savo pusėje. O iš RGC perspektyvos, be Tomo Masio, turime ilgą ir turtingą istoriją, kai sprendžiame šiuos, pavadinkime juos gražiai, šeimos ginčus savo gretose. Nesvarbu, ar tai buvo Steve'as Kingas Ajovoje, ar Marjorie Taylor Greene Džordžijoje, ar Jonas Hostetleris Indianoje, ar Bobas Goodas Virdžinijoje. Ir sąrašas tęsiasi. Ir būtų sunku rasti tarp demokratų grupių, kurios turėtų atstovauti, žinote, Amerikos žydams ir palaikyti ryšius su savo partijos vadovybė, turinčių tokius pačius pasiekimus, kokius turime mes respublikonų žydų koalicijoje, kurie iš tikrųjų imasi šių sunkių kovų ir laimi. Ir toliau išlieka budrūs bei išlaiko nuoseklę žinią ir užtikrina, kad kandidatai, palaikantys mūsų principus ir vertybės, gautų reikiamą paramą laimėti. Ir mes tai laikome svarbiausių savo prioritetų, kol vyksta šis nuolatinis šeimos ginčas. Na, pakalbėkime apie tą šeimos ginčą, nes respublikonų šeima, kaip ir demokratų šeima, bent jau kongrese, sensta. Ir ateina naujos kartos. O respublikonai, konkrečiai naujos kartos, kai žiūrite į apklausą, sako, kad Izraeliui palaikymo nėra tiek daug, kiek buvo anksčiau. Ir tai bus kažkas, su kuo jūs, RJC ir kitos Izraelį palaikančios organizacijos, turėsite susidurti. Taigi, kai žiūrime į demokratus, turiu omenyje, dabar tai gali atrodyti kaip ortodoksija, pagrindinė srovė. Būti prieš Izraelį. Ar RJC ir Izraelį palaikančių respublikonų tarpe yra baimė, kad greičiau ar vėliau susidursite su panašia situacija, kur tokių kaip Tomasas Masis bus vis daugiau? Kur Marjorie Taylor Greene tipo žmonės nebėra išimtis, o vis labiau atsiduria partijos centre. Na, iš karto paneigsiu tą mintį. Tomasas Masis ir Marjorie Taylor Greene niekada nebus respublikonų partijos centras. Jie yra visiški maniakai, išskirtiniai atvejai, kurie buvo triuškinamai nugalėti ir dabar gali mėgautis pensiją, žinote, kažkur Meino valstijoje. Manau, kad apskritai kalbant, mačiau apklausų visame spektre šiuo klausimu. Mačiau, kad jauni MAGA šalininkai iš tikrųjų yra tvirtesni užsienio politikos ir nacionalinio saugumo klausimais nei ne MAGA jauni rinkėjai. Iš tikrųjų, MAGA jauni rinkėjai myli Izraelį. Jie palaiko tai, ką prezidentas daro prieš Iraną. Jie nori užtikrinti, kad Iranas neįgytų branduolinio ginklo ir kad mūsų užsienio politika būtų stipri. Taigi manau, kad partijoje yra tam tikra naujo izoliacionizmo kryptis.
Ir tame yra šis tas pagristo. Manau, kad apskritai jaunesni rinkėjai, kurie augo globalaus karo su terorizmu laikotarpiu, paprastai skeptiškai žiūri į užsienio įsipareigojimus ir alijansus, net ir tarp mūsų sąjungininkų. Tačiau manau, kad jei jiems paaiškins, jog šių alijansų turėjimas yra naudingas Amerikos nacionaliniam saugumui ir ateičiai, šį argumentą galima labai lengvai laimėti. Man atrodo, didžiausias iššūkis bus atsispirti tam naudingam purvui, kuris jiems nuolat brukamas per socialinius tinklus ir kitur, kurie tiesiog maitinami nesąmonėmis ir melais apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Kaip sakoma, kol tiesa dar aunasi batus, melas jau būna apkeliavęs pasaulį. Iš esmės su tuo ir susidurėme ir turime tapti geresni šioje srityje. Čia nėra jokių abejonių. Ar tai reiškia, kad reikia bandyti laimėti ginčą, ar vis dėlto užverti duris, užrakinti jas ir neįsileisti jų vidun? Kokia jūsų nuomonė turėtų būti strategija toliau? Iš mano perspektyvos, kaip suvereni valstybė be sienų nėra suvereni valstybė, taip ir konservatyvus judėjimas be ribų nėra konservatyvus judėjimas. Ir jūs matote, kokios pasiekmės yra demokratų pusėje, kai Čakas Šumeris ir vadovybė sako, taip mes nekantraujame suburti tokią plačią koaliciją ir visi yra laukiami. Na, visi yra laukiami, Čakai. O kaip dėl komunistų? O kaip dėl antisemitų? O kaip dėl tokių kaip Hasanas Pikeris, kuris, žinote, yra pagrindinis jūsų pirmaujančio senato kandidato rėmėjas tokioje svarbioje svyruojančioje valstijoje kaip Mičiganas? Mums, RJC ir Respublikonų partijai, mes turėsime tuos sunkius ginčus toje diskusijoje ir mes sakysime, klausykite, yra riba, kurios negalima peržengti. Ir tai apima, žinote, neapykantą, antisemitizmą ir panašiai. Taigi mes turėsime tą ginčą, mes laimėsime tą diskusiją. Mes ir toliau liksime budrūs ir priešinsimės jėgoms, kurios nori skaldyti partiją dėl savo asmeninių ambicijų ar kitų nedorų tikslų. Todėl aš labai didžiuojuosi, kad Respublikonų partija šį klausimą vertina labai rimtai. Man patinka tai palyginti su lengvu gerklės perštėjimu respublikonams, o demokratams tai lyg stipri 40 laipsnių karštinė, kurią jų imuninė sistema labai lėtai sugebėjo įveikti. Respublikonų imuninė sistema suveikė labai stipriai ir ryžtingai, kad užtikrintų, jog partija išliktų. Partija, kuri ne tik draugiška, bet iš tikrųjų iškelia, skatina ir myli Amerikos žydus, bei žmonės, kurie šioje šalyje palaiko Izraelį. Tai natūraliai pereina prie kitos temos, nes vienas konkretus respublikonas, žydas kongrese, šiuo metu susiduria su rimtais kaltinimais dėl smurto artimoje aplinkoje. Kalbu apie atstovą Maksą Millerį, artimą prezidento Trumpo sąjungininką. Panašu, kad Baltieji rūmai, bent jau pagal pranešimus, ragino jį likti rinkimuose. Taigi turiu pripažinti Respublikonų žydų komiteto nuopelnus. Jūs tai įvardijote Respublikonų partijoje, kai kilo problemų dėl charakterio ar vertybių klausimų. Kokia yra Respublikonų žydų komiteto pozicija dėl kongresmeno Millerio artėjant visuotiniams rinkimams? Taip, labai trumpai, tai akivaizdžiai labai rimta ir mes tai vertiname rimtai. Suprantame, kad dėl to bus pradėtas etikos komiteto tyrimas. Manau, svarbiausia mums yra tai, kad mes nesiruošiame iš anksto spręsti, kol neturėsime visų faktų. Galiausiai rinkėjai Ohajuje nuspręs, ar jie nori, kad ponas Milleris ir toliau juos atstovautų atstovų rūmuose. Taip, mes dar neturime visų faktų ir nesiruošiame iš anksto spręsti. Mes stebėsime, kaip čia klostysis procesas ir ar bus laikomasi deramo teisinio proceso. Kalbant apie visų sukvietimą dar kartą, RJC suvažiavimas Las Vegase, kasmetinis renginys, vyks šio mėnesio pabaigoje, iškart rugsėjo pradžioje, kalendoriui persiverčiant į rugsėjį. Tai tarsi pereinamasis laikotarpis, artėjant prie rinkimų dar kartą, nors tai ir ne prezidento rinkimų metai, tačiau akivaizdžiai labai reikšmingi. Koks yra veiksmų planas artėjant prie suvažiavimo? Kokią žinutę norite perduoti? Taigi dar kartą pasitiksime respublikonų žydų aktyvistus, rėmėjus. Svarbios bendruomenės žmonės iš visos šalies, daugiau nei 1000 į Las Vegasą, į Venetian viešbutį, į tai, ką mes su meile vadiname košeriniu sąskrydžiu prieš vidurio kadencijos rinkimus. Šiais metais mes pagerbsime Amerikos 250 metų sukaktį, taip pat prisiminsime ir pagerbsime didžiulį senatorius Lindsey Grahamo palikimą. Šiam senatorius Lindsey Grahamo garbei skiriame šį suvažiavimą ir pirmą kartą įteiksime Lindsey Grahamo valstybės veikėjo apdovanojimą vertam laureatui, kuris bus paskelbtas vėliau. Ir mes ketiname tai daryti kasmet, tiek metų, kiek tik šis renginys vyks, tikėkimės amžinai. Tai bus nuostabus renginys, kaip jau esate buvę anksčiau. Turėsime svarbius nuomonės formuotojus, suinteresuotas šalis, kongreso narius, gubernatorius, senatorius, vyriausybės pareigūnus ir kitus.
Taigi tai bus nuostabus renginys ir mes labai džiaugiamės. Renginys vyks rugpjūčio 30 ir 31 Las Vegase. Jei kas nors vis dar nori įsigyti paskutinės minutės bilietą, jie gali apsilankyti rjcvegas.com. Taip, I24 News ten bus kaip ir kiekvienais metais. Žinot, Lindsey Grahamas Nepakeičiamas, kai kalbama apie tvirtą Izraelio rėmėją, apie Abraomo susitarimų plėtrą, apie Amerikos žydų bendruomenės palaikymą. Jis yra nepakeičiamas, todėl neklausiu, kaip jį pakeisti. Bet ar jaučiate, kad yra tas vėliavnešys? Tas žmogus senate, kuris perimtų senatoriaus Grahamo paliktą vaidmenį ir neštų tą žinią. Taip, kaip jūs sakėte, jis tikrai yra nepakeičiamas, todėl nemanau, kad kas nors kada nors galės užimti Lindsey Grahamo vietą, bet lažinuosi, kad jo sesuo labai stengsis tai padaryti. Lindsey Grahamas yra viešai pasisakęs, man atrodo, 2015 metais, sakydamas, kad ji yra geresnė už jį ir kad jei kada nors atsirastų žmogus, jis galėtų geriau atstovauti Amerikai nei jis, tai būtų Darlina Graham Pietų Karolinoje, kuri dabar yra paskirta senatorė. Ji ką tik užėmė pirmąją vietą vakar per specialius respublikonų pirminius rinkimus Pietų Karolinoje. Po 2 savaičių rugpjūčio pabaigoje vėl vyks antrasis turas. Todėl mes parėmėme Darliną Graham, raginame žmonės palaikyti Darliną Graham. Ji akivaizdžiai yra kitoks žmogus nei Lindsey Grahamas, bet jis jie pasitikėjo labiau nei bet kuo kitu pasaulyje. Todėl esame labai įsitikinę, kad jį galės jį pakeisti šiuo atžvilgiu. Tačiau, kaip žinote, yra daug kitų senato narių, į kuriuos mes, RJC, Amerikos žydų bendruomenė ir žmonės tikintys mūsų vertybėmis ir principais nuolat remiamės. Daugelis jų atvyksta į Vegasą ir mes laukiame jų pasisakymų. Senatorė Graham, naujoji senatorė Graham, Darlina Graham turiu omenyje, ji per šią trumpą rinkimų kampaniją daugiausia kalbėjo apie vidaus reikalus. Manau, ji dar neišsakė savo nuomonės užsienio politikos klausimais, bent jau aš to nepastebėjau. Ar jau buvo ankstyvų pokalbių su jie apie jos pažiūras? Ar apskritai buvo laiko tokiems pokalbėms? Mes suprantame, kad ji bus tvirta mūsų prioritetų rėmėja, kaip ir jos brolis, vėlionis didysis senatorius Lindsey Grahamas buvo, ir mes neturime pagrindo tuo abejoti. Ji buvo nuostabi, iš tikrųjų nežinau, iš kur jis ėmėsi jėgų taip tęsti. Tai neįtikėtina, jos atsparumas, ryžtas, pasiryžimas perimti brolio vietą jam išėjus. Prezidentas akivaizdžiai ją visiškai pasitikė. Prezidentas Trumpas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl ji įsitraukė į rinkimus. Jis ragino ją kandidatuoti visai kadencijai, net kai ji pati dar nebuvo tikra, ar to nori, žinote. Po to, kai ji pati ir jos šeima patyrė netektį. Taigi ji tikrai nepaprastas žmogus. Mes visiškai pasitikime jos gebėjimu perimti senatoriaus Lindsey Grahamo pareigas ir tęsti darbą, prie kurio jis taip pat kakliai dirbo. Ir jis sakydavo RJC renginiuose, žinote, dirbk kuo sunkiau, nes tavo šalies ateitis nuo to priklauso. Ir jis tai tikrai turėjo omenyje. Ir aš žinau, kad senatorė Darlina Graham jaučia tą patį. Aš dažnai apie tai galvojau ir manau atėjo laikas paklausti. Žinote, yra centristinių žydų organizacijų iš demokratų pusės. Amerikos žydų bendruomenėje tikrai yra bendrų klausimų, kuriuos reikia spręsti. Ir kaip demokratai bei respublikonai kongrese ir kitose įstatymų leidžiamosiose institucijose dirba kartu dėl bendrų klausimų. Ar respublikonų žydų koalicija bendradarbiauja, net jei tai vyksta užkulisiuose, jei galite tai pripažinti, su kokiamis nors centristinėmis ar kairiosiomis žydų organizacijomis, sprendžiant bendras problemas? Arba ar situacija taip pasikeitė? Ar viskas taip supurtyta, kad jau nebegalite pasiekti kitos pusės? Ne, atsakant jūsų klausimą, taip, egzistuoja precedento neturintis politinio manipuliavimo lygis tarp abiejų pusių. Tačiau mes turime bendrų sąlyčio taškų ir galbūt turime jo dažniau nei žmonės žino ar nori pripažinti. Ir pateiksiu jums vieną pavyzdį. Taigi, gana greitai po spalio 7-osios žudynių Izraelyje 2023 metų pabaigoje mes tiesiogiai bendradarbiavome su tokiamis grupėmis, apie kurias kalbate, kad padėtume parodyti tikrai šiurpią medžiagą, kuri nebuvo paviešinta visuomenėje iš pagarbos aukų šeimoms ir pačioms aukoms, bet tai tikrai siaubingi kadrai iš tos dienos atakos. Dauguma jų buvo įrašyta Hamas GoPro kameromis ir Facebook Live transliacijose. Ir buvo tikrai bjauru žiūrėti, kaip šie gyvuliai džiaugsmingai, žinote, žudo vaikus jų tėvų akivaizdoje. Ir tėvus jų vaikų akivaizdoje ir, žinote, degina senelius gyvus. Ir žudynės, kurios vyko visose kibucų bendruomenėse. Mes padėjome parodyti tuos vaizdo įrašus kongreso nariams, svarbiausiams jų komandų nariams ir darbuotojams Kapitolijaus kalvoje.
Taigi mes susitinkame dažniau, nei žmonės galėtų pagalvoti, kad atliktume sunkų darbą, kuris būtinas, kad išliktume stiprus ir vieningi svarbiausiais klausimais. Taip, mes ginčysimės dėl kandidatų. Mes karštai ginčysimės vieni su kitais per rinkimų kampanijas. Mes tenksimės laimėti šiuos mandatus visoje šalyje, svarbiose valstijose, tokiose kaip Mičiganas ir kitur. Tačiau kai kalbama apie kitus klausimus, į kuriuos politika neturėtų kištis, mes tai labai gerbėme ir įsitraukiame, kai tai yra tinkama. RJC pastebėjo apklausas prie balsadėžė ir kitus rodiklius, rodančius, kad Amerikos žydų dalis, atsitraukianti nuo Demokratų partijos ir pereinanti prie Respublikonų partijos, per pastaruosius 4 metus padidėjo keliais procentiniais punktais. Akivaizdu. Tai yra nuolatinė kova, taip sakant, tai nepasikeis akimirksniu iš tikrųjų. Niekas taip nevyksta, tačiau RJC pastebėjo pažangą šioje srityje. Visos apklausos, visi tyrimai tam tikrų mastų rodo, kad šie metai bus palankus demokratams. Klausimas tik, kokiu mastu, mes nesame tikri, niekas iš tikrųjų nežino, bet apklausos tikrai tai rodo. Ar bijote, kad šiais metais tas pagreitis bus prarastas? Visiškai nebijau. Manau, kad šiuose labai svarbiose valstijose, šiuose labai svarbiuose pagrindiniuose rinkimuose ir paimkime Mičiganą, nes atrodo, kad tai yra svarbiausia kova, politinės kovos laukas mums, be abejo. Haile Stevens ir Abdullas El Sayedas dalyvavo labai aršioje pirminėje kovoje. El Sayedas gavo apie 1% Demokratų partijos balsų, o tai reiškia, kad daugiau nei pusė jo partijos nenorėjo jo. Tada pažvelkite į tikruosius skaičius. Jie nemeluoja, nes žinau, kad kai kurie jūsų kiti svečiai sakys, pažiūrėkite į mūsų apklausą prie balsadėžių, mes ją sukurpėme ir jie atrodo labai gerai demokratams. Bet kuris demokratų konsultantas ar apklausų rengėjas, kalbantis apie žydų bendruomenę ir iš tikrųjų einantis į eterį sakyti, kad nemato jokio judėjimo respublikonų link, tiesiog meluoja. Jie nesako tiesos. Jie nežiūrėjo į duomenis apylinkių lygmenių. Tikrieji balsų pasidalymo skaičiai, absoliutūs balsų skaičiai šiuose pagrindinėse žydų bendruomenėse yra tai, kas iš tikrųjų svarbu, o ne tai, ką kažkas pasako telefonu ar išeinančiųjų apklausoje. Taigi pažiūrėkime į tuos skaičius konkrečiai. Oklando apskrityje, kuri yra viena didžiausių apskričių Mičigane, Detroito priemiestyje šiauriau miesto, yra keletas svarbių savivaldybių šiuose miestuose, įskaitant tokias vietas kaip West Bloomfieldas, Southfieldas, Oak Parkas. Tokios vietos kaip šios 2024 metais 50 procentinių punktų labiau palaikė prezidentą Trumpą nei 2020-aisiais. Mes tai stebėjome, ėjome nuo durų prie durų, turėjome agitatorius, buvo finansuojama kampanija, kad 2024 metais būtų išjudintas balsavimas už prezidentą Trumpą. Ką mačiau per demokratų pirminius rinkimus, tai kad Haile Stevens tose vietovėse laimėjo santykių 2:1, 60/30, 65/35 priklausomai nuo to, kur buvote. Ir tai buvo didžiulis skirtumas, nes visame Auklando grafystės pagrindinėme balsavime ji laimėjo tik 5 ar 6 procentais. Taigi žydų bendruomenėje jis savo grafystės rezultatus viršijo maždaug 25 procentiniais punktais. Man tai rodo, kad Respublikonų žydų komitetas ir Maiko Rodžerso kampanija turi didelę galimybę perkelti daugiau žydų rinkėjų į Respublikonų pusę lapkritį. Taip, istoriškai taip ir bus. Valdančiai partijai tarpinių rinkimų metai visada būna sudėtingi. Tačiau manau, kad žydų bendruomenėje daugelis Amerikos žydų, galbūt jie to viešai nepasakys, galbūt jie to neatskleis apklausose, daugelis jų tiesiog liks namuose, nes jiems nepatinka, ką daro Demokratų partija. Arba bus tylioji dauguma, kuri, jei reikės, balsuos nenoromis, bet šiemet palaikys Respublikoną, įskaitant svarbias vietas, tokias kaip Mičiganas. Ir jūs matote to požymius viešumoje. Turiuomenyje buvo daug pranešimų apie pagrindinius žydų rėmėjus, kurie nebeteikė lėšų ne tik El Sayedo kampanijai, bet ir nuo Demokratų nacionalinio komiteto bei kitų komitetų. Ir jūs turėjote DNC, Demokratų nacionalinį komitetą, turėjo užstatyti savo būstinę čia Vašingtone kaip užstatą, kad galėtų pasiimti paskolą, nes jie yra taip įsiskolinę ir turi tiek daug kampanijos skolų. Ir todėl aš matau, kad ne vien politinių požiūrių jiems trūks išteklių, nes jie supykdo demokratus, daugelį savo pagrindinių rėmėjų ir didžiųjų šalininkų, ir kai kurie iš jų yra žydų bendruomenėje. Todėl manau, kad tai yra dvejopa. Jie supykdo rinkėjus šiuose apygardose ir juos stipriai gąsdina. Žydų rinkėjai daugelį šių vietų yra išsigandę, ypač žydai demokratai, nes jie jaučiasi taip, lyg negalėtų net dalyvauti politiniuose renginiuose. Mičigano generalinė prokurorė Nessel, kuri yra žydė, sakė, kad nesijautė saugi eidama į Demokratų partijos kandidatų iškėlimo suvažiavimą Mičigane. Tai nėra Vokietija 1930-aisiais, tai Mičiganas 2026-ieji. Ir jūs turite žydų tautybės išrinktus pareigūnus visoje valstijoje, kurie bijo eiti į savo partijos suvažiavimą.
Kai apie tai pagalvoji, Tai tikrai stulbina. ir tai vyksta ne tik politinėje plotmėje, bet ir finansiškai šioms politinėms kampanijoms. Jiems trūksta pinigų ir manau, kad tai taip pat turės didelį poveikį. Semas Markšteinas, Respublikonų žydų koalicijos nacionalinis politinis direktorius. Susitiksime Las Vegase po kelių savaičių. Labai ačiū, kad skyrėte laiko prisijungti prie mūsų. Ačiū, Maikai, susitiksime Las Vegase, visada malonu. Ir mes vėl pasikalbėsime su jumis kitą savaitę laidoje American View.